Sveiki visi ir namaste. Sveiki atvykę į Ajurvedos planetą. Tikiuosi, jums viskas gerai ir esate pasiruošę sužinoti apie senovinį, jau 5000 metų gyvuojantį gyvenimo mokslą Ajurvedą. Tai viena populiariausių pasaulyje profilaktikos ir gydymo sistemų. Žodžio Ajurveda reikšmė slypi pačiame žodyje Ajurveda. Ajur reiškia gyvenimas, o veda išmintis, žinios arba mokslas. Taigi Ajurveda tai gyvenimo mokslas. Ajurvedoje pagrindinis dėmesys skiriamas ligų prevencijai ir sveikatos stiprinimui. Sveikata tai pusiausvyros būsena tarp proto, kūno ir sielos. Tai labai gražiai aprašyta Ajurvedoje sanskrito kalba. Svastasija svasti rakshanam aur, rasivikar prašmanam, kas reiškia rūpinti sveiko žmogaus sveikata ir gydyti sergantįjį. Štai kur slypi Ajurvedos esmė. Sveikatos apibrėžimas buvo pateiktas V.S. Sveikata tai visiškos fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būsena, o ne vien tik ligos ar fizinių trūkumų nebuvimas. Tas pats buvo aprašyta prieš 5000 metų Ajurvedoje. Argi tai nenuostabu? Ajurveda tai paprasta sistema, kuri harmonizuoja jūsų protą, kūną ir sielą su aplinka. Ši pusiausvyra taip pat labai gražiai aprašyta sanskrito šlokoje. Doša, agni, samutkatu, malokriya, prasa, metama. Manindriya, mama, svasti, abhidži, vaite. Tai reiškia, kad žmogus turi subalansuotą došą, tai yra konstitucija, ir agni, tai yra virškinimo ugnį. Žmogui subalansuoto statu, tai yra kūno audiniai, ir mala, tai yra šalinimo procesas. Žmogui čindrijos, tai yra pojūčiai, mana, tai yra protas, atma, tai yra siela, pripildyta palaimos. Koks žmogus vadinamas sveiku? Nesijaudinkite, mes išsamiai aptarsime visus šiuos dalykus. Došos konstitucija, virškinimo ugnis, gato ir visa kita bus aptarta kitose pamokose. Tačiau dabar klausimas, kodėl svarbu tai suprasti. Šio tikslo esmė – pažinti save. Jei geriau pažinsime save, galėsime veikti atitinkamai. Galėsime valgyti pagal savo organizmo poreikius, elgtis tinkamai. Pagal juos lengvai prisitaikysime prie aplinkos. Kai tik sužinome, kokia yra mūsų konstitucija, galime maitintis pagal ją, o tai padeda mums išlikti sveikiems. Ilgą laiką. Žinote, viskas visatoje, įskaitant mus, sudaryta iš 5 elementų. Tai yra Panch Mahabhuta. Ir visi šie elementai simbolizuojami mūsų rankų pirštais. Pavyzdžiui, nykštis reiškia ugnį. Yra dar viena loginė koncepcija. Nykštis rodo į viršų, o ugnis visada kyla į viršų. Šis mažylis simbolizuoja kitą elementą – vandenį. Jis rodo žemyn. Vanduo visada teka žemyn. Kiti elementai yra oras, erdvė ir žemė. Tai yra 5 elementai Panch Mahabhuta ir viskas sudaryta iš šių 5 elementų. Tai ugnis, oras, erdvė arba eteris, žemė ir vanduo. Jie susijungia ir sudaro visas medžiagas visatoje. Visi šie elementai turi skirtingas savybės. Šie 5 elementai susijungia ir sudaro 3 došas. Tai vata, pita ir kapha. Vata tai erdvės ir oro derinys. Pita tai ugnies ir vandens derinys. Kapha tai vandens ir žemės derinys. Ir visi mes esame šių 3 elementų derinys. Tai ir yra mūsų konstitucija. Kiekvienas žmogus yra unikalus. Kiekvienas žmogus turi savo konstituciją, o kiekviena konstitucija turi savo mitybos pageidavimus, savo charakterį, savo užsiėmimus. Žinodami savo konstituciją ir elgdamiesi atitinkamai galime išsaugoti proto, sielos ir kūno sveikatą. Ir žinote, ši konstitucija nustatoma apvaisinimo metu, ją įtakos turi tėvų genai, aplinkos sąlygos, tėvų psichinė, emocinė ir dvasinė būsena. Taip, netgi tai, apie ką jie galvojo apvaisinimo metu, taip pat turi reikšmės. Ir ši mūsų forma vadinama prakriti. Tai yra mūsų unikali konstitucija. Ir kiekvienam žmogui vyrauja viena ar kelios došos. Kiekvienas turi visas 3 došas, bet skirtingomis proporcijomis.
Bet koks šių došų disbalansas dėl kokios nors priežasties yra mūsų ligų priežastis. Todėl, norėdami išlikti sveiki, turime palaikyti visų trijų došų pusiausvyrą. Taigi, šių došų supratimas padeda. Tai leidžia mums geriau pažinti save, sužinoti daugiau apie tai, kaip išlaikyti pusiausvyrą ir suprasti, kas gali ją sutrikdyti. Ir jūs nustebsite sužinoję, kad tai taip pat keičiasi priklausomai nuo laiko, metų laiko, amžiaus. Pavyzdžiui, vaikystėje gali vyrauti vienos došos, brandžiame amžiuje, kitos, o senatvėje trečios. Taigi prieš tęsdama, leiskite man šiek tiek papasakoti apie ajurvedos istoriją. Kaip ji atsirado. Kaip jau minėjau, tai yra senovinis mokslas. Jam yra 5000 metų ir jis prasidėjo nuo Brahmos, šios visatos kūrėjo, Brahmana. Kaip ir su bet kokia nauja technika, yra instrukcija, kad suprastume, kaip ji veikia. Taip pat yra ir gyvenimo instrukcija. Kaip išlaikyti šį gyvenimą. Kaip išsaugoti mūsų kūno sveikatą. Instrukcija, kurią davė viešpats Brahma, yra ajurveda. Manoma, kad iš viešpaties Brahmos jį perėjo Ašvini Kumarams. Dėliau ji buvo perduota Indradevai, tai yra Indijos dievai arba galima sakyti dievybės. Iš ten jį perėjo Riši Pfadvadžui. Riši tai išminčiai, dėliau ji buvo perduota Riši Akri, tada Riši Čirakui ir taip toliau. Taip ji nuo viešpaties Brahmos pasiekė mūsų laikus. Ir kiekvienas pridėjo savo patirties, savo stebėjimų, savo žinių. Turime daug knygų apie ajurvedą, parašytas įvairių išminčių. Pavyzdžiui, Hirak Samhita, Susruta Samhita, ajurveda. Jis buvo paimtas iš Adharva Vedos. Taigi prieš tęsdamas norėčiau pasakyti, kad su ajurveda siejama daug istorijų. Vienas iš jų pasakoja, kad vieną dieną Himalajuose, galbūt prieš 5, 6 ar 7 tūkstančius metų, susitiko grupė mistikų, kad išmoktų gydyti kasdienius negalavimus meditacijos ir dvasinio bendravimo pagalba su dievais. Taip jie atrado ilgaamžiškumo paslaptį ir išmoko suderinti protą, kūną ir sielą. Ir ši mokslas buvo perduodamas iš kartos į kartą ir tapo žinomas kaip ajurveda. Daugelis išminčių pridėjo savo žinių ir stebėjimų į įvairias knygas, pavyzdžiui, Išminčius Čaraka. Kas parašė Čaraka Samhitą? Pirmasis pasaulyje chirurgas Sufruta parašė Sufruta Samhitą. Iš tiesų, būtent Sufruta atrado plastinę chirurgiją ir įvairius chirurginius instrumentus. Bet jei paklaustumėte, iš kur jie tai gavo, atsakymas būtų: iš dievo Dhanvantario, kuris laikomas pirmuoju gydytoju pasaulyje. Yra dar viena istorija susijusi su viešpačiu Dhanvantariu, tai vandenyno plakimas. Kartą tarp dievų ir demonų kilo ginčas, kam atiteks lobiai. Kad išspręstų šį ginčą, jie plakė jūrą naudodami kalną ir milžinišką gyvatę. O lobiai, kurie atsirado plakant jūrą, buvo padalyti tarp demonų ir dievų. Ir tik vienas lobis, kuris išniro iš jūros, buvo viešpats Dhanvantaris. Jo rankose buvo knyga ir dar kai kas, apie ką pakalbėsime vėliau. Taigi ši knyga iš tikrųjų yra žinios apie ajurvedą. Sakoma, kad joje aprašyta 11 ligų rūšių, daugiau nei 700 vaistinių augalų rūšių, daugybė mineralų ir gyvūninės kilmės išteklių bei daug daugiau. Žinote, šiuolaikinės medicinos tėvas Hipokratas gimė 460 metais prieš Kristų, tačiau Sufruto Samhita buvo parašyta daugiau nei prieš 100 metų iki jo gimimo. Taigi galite įsivaizduoti, kokia sena ir išsivysčiusi buvo mokslas tais laikais. Sufruta išrado 300 skirtingų operacijų rūšių ir perdavė jas toliau. Jis taip pat vadinamas visų chirurgų tėvu. Viešpats Dhanvantaris žinomas kaip ajurvedinės medicinos tėvas. Dėliau ajurveda buvo išversta į įvairias kalbas, tokias kaip arabų, lotynų, vokiečių ir paplito po visą pasaulį. Tačiau iš pradžių ji buvo parašyta ant palmių lapų ir kai kurie iš jų iki šiol saugomi Los Andželo meno muziejuje Eltovei. Karališkajame Australazijos chirurgų koledže galite rasti net Mahariši Sufruto statulą. O vienas iš ajurvedos išminčių Mahariši bei Haradva įkūrė universitetą Priradže.
Esu tikras, kad esate girdėję apie Prirai dėl neseniai įvykusios Kumbh Milos. Tai buvo trumpas apsakymas. Ajurveda. Dabar jūs žinote Ajurvedos pagrindus, jos istoriją ir ką tai reiškia, ant ko jis pagrįstas jūsų kūno struktūra. Vata, Pita, Kapha – 5 elementai, esantys visur visatoje ir atsakingi už mūsų kūno struktūrą. Būtent Agni, Jal – tai yra ugnis, vanduo, oras, erdvė ir žemė. Supratę visą tai, galėsite suprasti savo kūną. O kai suprasite save, jums bus lengviau išlikti sveikiems. Ajurveda – tai ne tik maistas. Tai gyvenimo būdas, kurį gyvenate. Tai aplinka, kurioje esate. Tai jūsų mąstymo būdas. Tai jūsų emocijos, jūsų jausmai. Ajurvedoje mes sužinome apie žolelės, kurios padeda mums išlaikyti sveikatą ir nesirgti. Kartu su žolelėmis maistas, tai yra jūsų mityba, atlieka labai svarbų vaidmenį. Jūsų gyvenimo būdas yra labai svarbus, jūsų mintys yra labai svarbios. Ajurveda ir sveikata visą tai sujungia į vieną visumą. Ir kai suprasite, kas tinka jūsų kūnui, galėsite gyventi sveikai ir nugyventi ilgą gyvenimą. Ajurvedoje yra labai svarbių dalykų, kurie nematomi plika akimi. Pavyzdžiui, tai yra laikysena. Sujungdami visus pirštus kartu, mes sujungiame visus elementus į vieną visumą. Mes užbaigiame visų šių elementų ratą, o tai taip pat padeda jums išlaikyti proto pusiausvyrą. Turite stebėti daugelį žmonių. Net tokius kaip Elonas Muskas, jie dažnai laiko pirštus taip, štai, taip. Taigi Ajurveda yra visur. Jums tai reikia stebėti, tyrinėti ją. Taip pat labai svarbu sąmoningai maitintis, kad pagerintumėte virškinimą. Žinote, Indijoje mes paprastai sėdėdavome ant žemės ir valgydavome rankomis. Ir tame yra prasmės, nes kai nuolat lenkiamės valgydami, mūsų skrandis negali priimti daug maisto. Todėl mes valgome mažiau. O žinote, mažiau reiškia daugiau. Ir kai valgome rankomis, kraujas suplūsta į skrandį, o tai pagerina virškinimą. Daug tokių dalykų sužinosite mūsų užsiėmimų metu. Tai viskas šiandienai, o kitame užsiėmime tyrinėsime save. Tai susiję su mūsų došomis. Ir mes surengsime užsiėmimą, kuriame galėsite sužinoti, kokia jūsų kūno sandara. Ar jūs Pita, Kapha ar Vata? Taigi, draugai, ateikite į kitą užsiėmimą, kad sužinotumėte daugiau apie Ajurvedą ir apie tai, kaip ji gali padėti jums išlaikyti kūno ir sielos sveikatą. O kol kas saugokite save ir toliau mokykitės. Namaskar.